Nu tai labas jaučiu tada, ne visiems. Tai jau mes Greičiausiai, kad- pasveikinom. Sveiki, kas dabar yra įsijungę šitą prabangų kanalą. Greičiausiai reikėtų paminėti tą visiems užknysusią frazę, kad būtinai reikia ten suspausti visus YouTube mygtukus. Laikus, subscribe'us. Žodžiu, visokį velnę spauskite tenai, kad tik tai pamatytų mus galbūt didesnė auditorija. Ir tai ko mes čia susirinkom? Nu tai ko mes susirinkom? Šiaip aš tai galvoju, kad mes susirinkom pakalbėti. Ir žinai, visų pirma, tai gerai laiką praleisti ir turim tokį mistinį žmogų, ane, Dragio, šalia mūsų, tai Andrių. Andrių Tiknių. Jo. Tai... Andrius Tiknius tas žmogus, kuris toks, kaip mes su tavim prieš šitą įrašą pradėjom šnekėti, kad tas va toks Drago pilkasis Jo, kardinolas. pilkasis kardinolas, prasme, jisai visur, bet nesuprasi jo, kas jisai yra. Ir žinai, kad jis toks yra, ten vardą, pavardę, laikas nuo laiko mes su tavim paviešinam renginių metu. Bet kas jis toks, tai greičiausiai bus puikiai proga dabar ir sužinoti čia mūsų žiūrovam. Andrius Tiknius, Strėlės dabartinės greičiausio bolido konstruktorius kartu su mumis pirmajame mūsų podcast'e, pokalbyje. Jo, pokalbyje. Ne interviu, žinai, mes kai kalbėjom, ne jo, interviu. Tai tiesiog nėra interviu. Ir Andrius Tiknius yra tas žmogus, kuris garsiai reiškia, kaip sakant, savo tvirtą nuomonę pasauliui, už ją moka pastovėti ir moka, kaip sakant, ištarti ir teisingų žodžių, kartais ir griežtų. Tai galbūt tos griežtus šiandien sulaikykime, aš manyčiau taip, o apie visą kitą būtų labai smagu sužinoti, kaip sakant, kuo Andrius dabar gyvena ir kaip jis mato pasaulį, kaip atrodo jam dabartinė Drago padangė. Tai sveiki. Na, matau aš, jeigu be griežtų žodžių, nelabai gerai, ypatingai mano temai, reiškia, aš savo temą laikau būtent tą outlaw lygą, jo. Ir aš matau, kaip vystosi tas grassrootsas vadinamas ten ir kaip organizatorius džiūgauja, kad daugėja tų dalyvių ir iš tikrųjų ženkliai daugėja. Aš nežinau, kam čia dėko dėl to. Tai jeigu, sakykime, kada aš organizuodavau, čia buvo nuo 6 iki 9 metų, tai sulaukti 50 dalyvių būdavo kažkoks tai svajonė. Kosmosas, tai galim ir kosmosu pavadinti, todėl kad... Čia Kėdainiai buvo, taip? Kėdainiai ir pagrindė Kėdainiai. Ir ten, reiškia, padėdavo man toks Edas iš Klaipėdos, paskui aš jam padėdavau, tai ir Klaipėdai būdavo, tai skadrylei vadinamai, tokie keli renginukai mūsų krojami. Bet esmė tokia, kad ką mes padarėm, tai mes sukūrėm tą dabar iki šiol veikiantį reglamentą, stuburą to reglamentą sukūrėm. Paskui ten buvo daug kartų keistas, bet mažai kas supranta, kiek yra svarbu, reiškia, kada jūs turite daug metų ženkliai nesikeičiančias taisyklės. Ir žmonės, kad ir kaip kartais purkštauja, kad tos taisyklės tokios, o ne kitokios, jie vis tiek pritempinėja techniką prie tų taisyklių ir joms smarkiai nesikeičiant, jie gali tobulintis tam tikrų taisyklių ribose, jos radikaliai nesikeitalioja. Ir aš iki šiol didžiuojuosi to darbo, nes iš tikrųjų ten sunkus ir toks, kaip pasakyti, nedėkingas darbas. Todėl, kad nieks už tai jokių pinigų nemokėjo ir mes nusprendėm, kad mums reikia. Tai čia iš tikrųjų 2 kartus tą darėm. Vieną kartą darėm 7 metais, tai čia, kada atsirado indeksai. Ir paskui jau tas SFI tvarka, pavadinkim taip, čia buvo 16 metų konferencija, jeigu prisimenu tą, kur darėm Klaipėdai. Tai va, visais atvejais tai buvo grinai mūsų entuziazmo pasireiškimas, be jokių ten nieks mums nedėkoja, atvirkščiai visi keikia ir visai kaip ko neveikia, bet pažiūrėkit, kiek metų, jeigu imsit nuo 2007, tai indeksai ir tos taisyklės jos, kaip pasakyti, iš dalies yra atsakinga dėl to, kad atsirado didesnis dalyvių laukas. O antra priežastis, mano akim žiūrint, tai yra pagerėjęs gyvenimas. Bet jūs ta prasme, tą visą reglamentą nuo nulio darėte, ne? Nes Dragas Lietuvoje atsirado palei 2000-uosius, aš jeigu gerai atsimenu, ar ne? Jo, kažkas ten tokio. Ir
Nu, tas reglamentas realiai kaip buvo ten Urmo bazė, ne, Vilniui ten tie dragai pirmieji, tai ten realiai tu važiuodavai belė važiuota, ne, ta prasme, diržai yra, akumas yra, bet nuo ko buvo paimta ta bazė, ta prasme, jūsų tų reglamentų, kurį jūs tam darėt vis? Ne, tai tie visų reglamentų esmė yra, reiškia, sukurti konkurenciją, pavadinkim taip, arba suvienodinti klasių, tam tikrose klasėse dalyvių pajėgumą konkuruoti vieniems su kitais. Tai patys žinot, jeigu vienas staiga pradeda dominuoti, prisimenat, Schumacherio era Formulė 1, ne, tai sportui krantai. Jis pasidaro nebežiūrimas, dalyviam dingsta motyvacija dalyvauti, todėl kai jis atvažiavo, žino, kai jis atvažiavo pralošti. Ne. Tai buvo, senosios klasės buvo suskirstos pagal darbinį tūrį. Ne, tai tas darbinis tūris, jisai yra jau čia kokios tai galios rodiklis ir reiškia, jeigu turi vienodi darbiniai variklę, tai jau jie čia ir bus lygus. Bet mes labai greit supratom, kad čia yra netiesa, todėl kad labai priklauso nuo pinigų kiekio sudėtų į tą tūrį. Tai jo, jeigu ten, jūs jau šiandien žinot puikiai, kad jeigu visi yra 2 litriniai, bet vienas paėmė ir namo pinigus įdėjo į tą savo 2 litrinį, jo, tai jisai pradės visus dominuoti. Ir tas pats yra visam pasaulyje, įskaitant NHRA, FIA ir taip toliau. Daug visur yra ribojama, NHRA apskritai žūlėje, jeigu jie pamato, kad tu dominuoji dėl kažko tai. Jie aiškinasi, dėl ko tu dominuoji. Ir jeigu jie pamato, kad čia kažkas labai naujo, jie tiesiog uždraudžia tą modifikaciją. Buvo taip šiandien ir čia. Ta prasme, vietoj net ne po lenktynių, tiesiog vietoj atėjo sezono pabaigos, jie tiesiog uždraudžia tą modifikaciją. Ir jie tą daro po kiekvienų varžybų, ateina nauji taisyklių pataisimai. Mes dabar buvom Bakersfielde čia kovo mėnesį, tai jie mum atnešė, reiškia, sena klasė, vyrai ten 80 plus jau, ar ne, nostalgija klasė. Ir jie atneša mum lapą, rodo, kad žiūrėkit, nuo šitų varžybų mes galim naudoti 23 laipsnių vožtuvo kampus, ne kitokius. Nors pas visus kitokie. Reiškia, jie visi turi pasikeisti variklius šiandien. Ir tai įsivaizduokit, pas mus ateitum su tokia naujiena į laugą. Tai geriausiai, kaip Hebra reaguoja tenai? Jie neturi pasirinkimų, nenori, nebevažiuok. Niekas, kaip Tik sakant, nežaidžia. Jo, pas mus 100 mašinų jau skaitosi geras varžybos, ar ne, registruotų. Tenai be 350 iš vis nebūna varžybų. Taip, kad jie netiek rizikuoja. Jeigu pas mus išeitų pusė dalyvių, tai mes būtumėm, viskas, ar ne, organizatorius nebeturėtų iš ko nebeišsilaikytų, o ten to nėra, ten yra, aš nežinau, jeigu NHRA parduoda 800 000 licencijų į metus, 80 000 dalyvių. Jo, tai yra jau skaičiai. Jo, mes nesilygiuojam. Bet kažką noriu pasakyti, kad jie šitaip daro. Mes nedarom, mes stengiamės išlaikyti bent sezoną, stengdomės, kol buvo komitetas, ar ne? Va, ir mes, tas indeksas atsirado, kaip atsakant į klausimą, tai jis atsirado, ne mes jį sugalvom toli gražu, jis buvo 100 metų. Čia yra tas pats braketas, tas pats handicapas dar vadinamas, ar ne, tik tai tiek, kad tu esi, kaip pasakyti, tu nebesvarbu tada, kiek pas tave litrų, nebesvarbu, kokie ratai varo, nesvarbu, kokius ten techninius pakeitimus naudoji, kas lieka svarbu, tai sauga, bet tu esi apribotas rezultatu ir viskas. Ir tuo metu, kai mes 27 sugalvojom įsivesti, čia buvo didelė naujovė, nei pas Estų, nei pas Latviją, nieko panašaus nebuvo, nekalba apie Lenkus, pas Lenkus iki šiol, ir jūs žinot, kad Lenkai neturi dalyvių. Ir buvo baisus pasipriešinimas. Ypatingai nuo tų didžiųjų mūsų tuning ateljė, ten kaip, sakykime, Ground Zero, purškė baisiausiai, Jono kompanija purškė baisiausiai. Nebevažiuosim, nebetvažiuosim, viskas, jeigu tokia nesąmonė čia. Man geras pasakymas, tuningo ateljė. Tikrai gerai skamba. Tai va, tai žodžiu, visi labai stojo skersai, bet mes tą reglamentą darėm su Ovidijum Teleniu, dviese, realiai. Tai jūs buvo tuometiniai LASFO komiteto narė, ne? Nebuvo tuo metu LASFO komiteto. LASFO komitetas atsirado su Rolandu Šležu, kuriame jis buvo vienintelis narys ilgą laiką. Ir realiai LASFO komitetas iki 11 metų jis nebuvo toks kaip egzistuojantis. Jis iš pradžių buvo prie kitų sporto šakų, paskui Rolandas, man buvo įkūrėjas to jau komiteto, jis ten nuvažiavo į kažkokį tai posėdį LASFO ir išreiškė norą daryti. Bet jis neturėjo narių, jisai buvo prirašęs ten
narių, nu, kurie kaip konsultuojantis, bet ten, žodžiu, jie iš tikrųjų neveikia nieko. Tai va, tai indeksai, ir aš pristačiau estam tą idėją ir estai sako, idėja gal ir nebloga, tik tai va, sako, tu kaip nors labai stenkis tos indeksų laikus pritempt prie esamų rezultatų jau. Ta prasme, kad tu nežiūrėk tos vakarietiškus rezultatus, nežiūrėk tos supergas, superkompus realius rezultatus, sako, bandyk kaip nors pritempt ten prie, ir man atrodo metai ar 2 max estai įsivedė. Lygiai tos pačius indeksus, tik tai jie pas mus kas pusę sekundės buvo, 12,5, 11,5, 10,5. Ja. Jie padarė 12,9, 11,9, 10,9. Jie iškart šovė prie, jie labai norėjo skandinavų, o pas skandinavus yra 9,9,9. Ja. Ta prasme. Ir jie norėjo tų suomių ir švedų dalyvių ir jie iškart padarė pritempį prie jų. A mes turėjom to su pusė, pas mus iki šiol istoriškai yra lygiai, dėl kad 11,5 yra kaip ir saugos indeksas, tai nuo jo atsispiriant tas kas sekundę į abi pusės mes kūrėm tą reglamentą. Tai va, čia su reglamentu. Didelė pastanga ir didelis darbas. Toks užknisantis, žinai, ta prasme, realiai, tai kiek laiko jūs praleidot prie to reglamento? Pusmetį. Tai diena iš dienos, ne? Nu, praktiškai taip. Tai čia realiai, žinai, kai baigiant univerą rašyti. Bet aš pagalvoju, tai dabartinis tas dragas, vat, jis tą tokią formą ir įgavęs, vat, Andriaus grinai. Nu, realiai, nuo to, ta prasme, jo, nuo to. Ovidijaus indėlį aš nenuvertinčiau irgi. Jis turi tokį Ovidijus labai... dingęs apskritai iš drago kažkaip, aš ne Kažkada buvo dar prieš porą metų turbūt atvažiavęs, bet kažkaip taip ir nutilo ir kažkaip aš čia net nebematau niekur. Aš irgi ne. Nu, jo, įdomus dalykas tai, kad turbūt daugiausia metusių sportą žmonių aš pažįstu Lietuvoje. Reiškia, aš užsieniečių tiek nepažįstu metusių sportą per tą didelį kiekį žmonių, kiek aš pažįstu, kiek yra metę Lietuvoje. Ten tinta, ar ne, ten realiai tėvuką nemato mane ten... Jo, nu tai tėvukas kai tik nevažiavo kokius 5 metus, aš kaip įsivaizduoju, nors ta mašina stovėjo, žinai, bet užsidegė ugnelė. Jo, užsidegė, dabar bando, žinai, vėl perskaitas anas, bet daug metų jo nebuvo, ta prasme. Man kažkaip toks jausmas, kad vat, su paskutiniais 2 metais to tokio užsidegimo lyg ir daugiau pas driverius atsiradė. Aš nežinau kodėl, bet to toks vat, nu, pojūtis man. Taip atrodo, kad yra, nu, dar ko trūksta, tai atrodo lempos, va trūksta ir... Lempa kažkas ruošiama, ne? Tai mačiau nuotrauką. Jo, darau mašiną, bet aš taip dėl to užsidegimo, tai aš kažkaip, sakyčiau, atvirkščiai, pas senių mažėja to užsidegimo. Ta prasme, nusibodo lėkt ar kas? Ne. Babkės baigės? Ne. Nu, aišku, prioritetai piniginiai pasikeitė, nes užaugo vaikai, vaikam reikia padėti. Ir, kaip pasakyti, suprantat, su laiko ateina toks supratimas, kad tu nebūsi greičiausias. Ne? Nu, nebūsi greičiausias. Todėl, kad eiti į aukštą lygą kažkur, ne? Tik čia nieks neturi tiek pinigų. Jo? Ne vienas iš realiai sportuojančių neturi pinigų dalyvauti dideliai tauriai. Nes tai yra labai, labai, labai brangu. Nežinau, ar jūs žinot, bet aš kartais važiuoju padėti Arnoveriui į Angliją. Tai aš žinau sumas ir žinau apkrovimą, nu, jeigu įsivaizduokit mechanikai, kurie yra statybininkai pagal profesiją, grįžę į darbą, sako, čia darbe yra atostogos, ar ne, po varžybų. Okay. Čia kalbant, ta prasme, apie tuos rimtus dragsterius, ne? Jo, apie FIA lygą, nesvarbu, jeigu taurė, kas yra taurė? Taurė yra toks iš dalies įpareigojimas, o tu jau pasišventai dalyvauji taurėjai kažkoje, nesvarbu, kokie būtų, ar ne, nu, kad ir Lenkijos čempionate, kaip pavyzdys, ar ne, tai tu jau, nusprendai pasiimti kažkokį titulą Lenkijai, ar ne? Tai jeigu ten metuose yra, kaip pavyzdys, nu, bent 6 varžybos įskaitinės, jūs pasidėliokit pasiruošimą ir paskui atsigavimą po varžybą, jūs pamatysit, kad jūs vasarą nebedirba. Tuose šeimai laiko nebėra, darbą apleidi ir dar išlaidos kosminės. Tai iš kur paimtų pinigų? Iš kur paimtų? Jeigu tu visą vasarą, va, taip, kažkur dingęs. Tai nepalau, tai čia ne tik vasarą, sakykime, Arnoveris, ten jeigu, žinai, Estas, tas, ne, kuris čia 2, 3 dabar Europoje, jisai važiuoja visą FIOS čempionatą
jisai važiuoja visą Estijos čempionatą, jo. Ir dabar dar į Maltą jau lekia lapkričio vidury. Bet tai gerai, tai yra kažkokie tai piniginiai srautai iš rėmėjų, tada taip išeina. Asmeninis lėšas. Visiškai. Jo. Nu tai gerai, dabar jisai važiuoja ten, va, tarkim, 3 čempus, ne, kaip pavyzdys. Tai kiek jam reikia pinigų per metus? Nu dabar, tu vis tiek žinai tos skaičius, tai ta prasme man kiek? sunku pasakyti, plius kiek minus. jam reikia. Nu gerai, įsivaizduokit taip, ar net, kad jo komplektas, reiškia, tai yra tralas, mašina, atsarginės dalis, įrankiai, nu tas daiktas, su kuriuo jisai važiuoja, ne. Jis yra 500 000 eurų, žinai. Tai Hebra jam dirba už dyką. Tursime, jis įdengia visas išlaidas, bet jis jam algų nemoka. Nu, Entuziastai. Jo. Ir tai yra 4 žmonės, paskui dar turi tokių žmonių, kurie ne visada vietoj. Ten, tarkim, vienas toksai ryšiam žmogus, labai rimtas yra, iš jau, kuriam ten lentelės kalkuliacijų daro, jisai ten, nu, kaip pasakyti, aitišnikas, ne? Ir dar sesuo, kuri maistą gamina, ne, ten tai tokie, ne visada būna ten, jinai, jo. Tai, vat visi tie žmonės realiai visą vasarą yra išvažiavę. Pakabinti ant tarnybos. Ant Jo. maisto. Ant maisto ir ant Nu, tarnybos. Jeigu tai atvirai, realiai. aš nežinau iki galo, kam jis moka, kam ne. Tarkim, jo tas tralistas, tai jisai realiai tai iš vis namie nebūna, jam turi kažką mokėti. Bet tai yra ne mūsų tarpusavio temos, ką jis ten kam duoda. Ne? Jo. Bet jis deklaruoja viešai, kad jis nemoka. Tai, ta prasme. Tai va, tai gerai, atmeskim tos dičkius. Dabar Lempa, ne, hardkoristas didžiausias visų laikų mūsų, ne, jisai 2 kartų Ukrainos čempionas yra, ne, visos taurės važiuodavo. Bet todėl, kad ukrainietis jam dengdavo kaštus. Jeigu jis nebūtų dengęs kaštų, jis nebūtų ten važiavęs. Prieš tai važiuodavo į Rusiją, rusai dengdavo kaštus. Kelionė dengdavo, saliarką, dengdavo kaštus. Turisi, tai galima skaityti, žinai, jau tikras profesionalas, kai tu realiai gauni, jau, žinai, kad važiuotum gauni pinigus realiai. Jo, Štai, bet ta prasme, matai, tos žemesnės lygos jo labai nori, nes, sakykime, tokios mašinos, jos ekskliuzyvai, jos sutempia žiūrovą. PR'as, ta prasme, dalykas. Jo, ir padaro varžybas realiai tarptautiniam, jo. Čia, kad žiūrėkit, pas mus atvažiuoja iš kitur. Ir tas karas čia sugriovė viską, aišku, bet aš manau, kad ten toliau būtų vystysi ir dideliu tempu, nes ten net ne viena organizacija yra, ten tas jų federacija, paskui yra lygiagrečių tų federacijų, šalis didžiulė, žmonėm įdomu, minios įrenga tikrai didelės, jie parduoda tų bilietų, jie turi rimtų rėmėjų, nežinau, iš kur jie gauna, bet jie turi rimtų rėmėjų, organizatoriai. Ir jie gali sau leisti mokėti, va tokiam visokiam atvažiavimas, priziniai. Jų netgi Ukrainos federacijos varžybose ten priziniai fondai būdavo dideli. Ten, sakykime, pirmą vietą klasėje, man atrodo, $3,000 kažkas tokio. Tai nėra mažai. Nu, dabar, kelionė pasidengia. Turint omeny ten jų kainas, nuvažiavus ten viešbučių ir maistą. Ne, tai jo labiau dar, žinai, kai gauni pinigų už tai, kad atvažiuotum, žinai, tai tau viskas sumoka, tu laimi dar, žiūrėk, užsidirbai, kai tik kalba 3,000, žinai, tai... Taip. Pas mus kažkada Lietuvoje irgi būdavo Zagis darydavo bazę, kai pirmą vietą 1000 litų laimėdavo. Nesimena? Urme. Nu, čia tokia, žinai, tema yra, aš iš labai senų laikų žinau, kad tai yra bloga praktika, todėl, kad labai greitai pripranta žmonės prie to ir gaunasi toksai, arba tu darai komercinės varžybas, tai tada tau kaip ir nėra prasmės priimti nieko, kas yra neįdomu žiūrovui, ne? Jeigu darai čempionatą, turi suteikti šansų visiems. Pagal klasifikacijas ir dabar padaryti tokį kerginį komercinį renginio ir viešo, kaip pavadinkim, tokio socialinio kažkokios tai šventės, ar ne? Tas kerginys, jisai nelabai toks miskoncepcija gaunasi. Arba tu turi eiti, žiūrėkit, čia jūs atvažiavę gaus titulą, čempionas, ne, taurė, Lietuvos čempionas. Ja. Visai kas kita yra, kai atsiranda pinigai. Ten ir įtampos žymiai didesnės, ir rizikos žymiai didesnės. Jeigu, jūs žinot paprastą dalyką, ar ne, kad jau užtenka, kad 2 mašinas, kurios pavojingos yra, važiuoja, jeigu jis važiuoja solo, tai čia yra viena. Ja, jisai paslydais nusimetė, nieko neatsitiko. Bet kai jis važiuoja 2, atsiranda konkurencija. Jam nusimest tapkę jau yra sudėtinga. Ta prasme, jisai perlaiko, jisai rizikuoja, nes jis nenori pralošti. Atsiranda azartas. Ja. Kada ten atsiranda dar ir pinigai,
Dar blogiau. Lauk bėdos tada. jau, ne? Dar blogiau. Nes niekas neatleis, jau, žinai, ta prasme, varys kaip man. Ne, nu atleis, jeigu protų turi atleis, nu ten, sakyk, kokie tie pinigai, vėlgi, ten, aš nežinau, nu, didžiausi prizai yra Anglijai, ten 10 000 svaro yra, žinai, ir finalinis važiavimas Top Door Slammerių, didžiųjų mašinų, bet jeigu pas mus tas 1000, nu tai žinai, čia nei vienam augusiam vyrui tas 1000 nėra tiek daug, kad jisai už jį būtų pasiruošęs žūti, žinai, niekad čia tai, bet labai groja psichologiškai, tas yra labai. Nu, Ne, tai visi nori, žinai, pasimti tą pinigėlį, žinai. O tai kas groja Andriui Tikniui iki šiol, kad jisai, kaip sakant, nu, va dabar jo, tokie va atgarsiai, kad čia kažkam jau nusibodo, gal jau čia kažkas išeidinėja iš mašinų sporto ir panašiai, bet va Tiknius vis tiek va kažkur lipdo garažę, kažką projektuoja, kažkur kažkam parduoda, ta prasme, kur ta motivacija yra? Jin irgi mažesnė, negu buvo, žymiai mažesnė, ženkliai. Aš niekam čia nepaslaptys, pagalvoju, jeigu nenumesti tą sportą, tai bent jau sumažinti labai jo, nu kaip pasakyti, savo gyvenime, ne, kadangi irgi su amžium ir tu, žinot, kai tau ten 30 ant betono keliais vaikščioti šaltam garaže yra viena, kai tau virš 50, tai nebe tas pats. Pinigų didelių čia nėra, visi tą žino, ne. Jau metam bėgant pradedi žiūrėti, atrodo, kad gal aš geriau kokį nors ten ofisinį sėdimą darbą šiltoj patalpoj dirbčiau, negu kad aš ten daužyčiau krumplius į varžtus ir... Problema didžiausia yra ta, kad per tiek metų, patgasysiu atgal, tai visas tas mano gyvenimas yra sudėliotas iš tokių etapų, projektų kažkokių. Buvo ten varžybų laikai, buvo paskui džeto laikas, džeto etapas, buvo. Paskui buvo Supros etapas, jo, tada po Supros ten buvo Dragsterio. Ten, ja. Visas mano gyvenimas yra sudėliotas iš tokių etapų, reiškia, ir aš kaip pagalvoju, kas aš toks, kaip aš save identifikuoju, ne? Nu, tai aš drag raceris, aš kažką daugiau moku. Žinių bagažas tikrai labai didelis, ar ne? Ir jis neišnaudotas. Kad aš jį neišnaudoju, gal ne tiek mano kaltė yra. Aš dar daug galiu nuveikti, o jeigu aš to neveiksiu, aš daugiau nežinau, ką man daryti. Aš neįsivaizduoju, ką užsiimti. Ja? Trečias momentas, kaip ir visą mano gyvenimą, jeigu aš negaliu užmigti, man reikia atsigulus pradėti galvoj konstruoti, sukti varžtus ir aš tada užmėgu. Okay. Tikras inžinerinis mąstymas. Aš kartais galvoju, kad mano gyvenimas yra biškai per vamzdį, ne, aš, pavyzdžiui, kitom sporto šakom nesidomiu, aš nežiūriu futbolą, aš nežiūriu krepšinio, aš nieko nežinau apie ralį, driftą, žiedą, žiedą čiūčiut, jo, kažkada iš senų laikų, bet aš jau atsilikęs ten. Aš dieną suku varžtus, aš skaitau apie varžtus, aš YouTube žiūriu tik apie varžtus ir aš dar sapnuoju varžtus. Tai jeigu ne šeima ir ten ne koks ten šunis man hobis, šunis laikau, tai aš galim sakyti, esu visiškai kvanktelė, sulindęs į tokį juodą. Savas fetišas, žinai. Bet vėlgi, ką aš sakau, ne, manęs tai neerzina. Mane tai atpalaiduoja. Jo, aš nekenčiu savo darbą, aš nepasakyčiau, kad aš labai mėgstu savo darbą, bet aš nekenčiu jo, kas yra didelis dalykas. Todėl, kad savo profesinio darbo aš nekęsdavau, ja? Aš eidavau grėždamas dantinį darbą. O čia nėra taip, aš atsikeliu, aš noriu eiti. Man patinka ten eiti. Tai tada iš principo, tai linko veda šitą temą. Tai jeigu, pavyzdžiui, kažkas turi, krūvą pinigų, ar ne, deda ant bačkos ir sako, Andriau, noriu šedevro. To neužtenka. O ko dar reikia? Pirmiausia, tai požiūrį reikia, teisingai. Todėl, kad dabar, kada mes gyvenam labai komerciniam pasaulyje, visi įsivaizduoja, kad jeigu jis turi pinigų, tai jis yra klientas, o tu kažkoks tai ateljė, kuris jam dabar už tos pinigus, ne, kažką turi padaryti. Tai tos požiūris netinka. Čia reikia gyvenimo mokyklą praeiti, kol iki Tikniaus garažo daeini. Reikia suprast
pirmas dalykas, ne, kad nesu aš joks ten ateljė ir aš nesu joks servizas. Jeigu aš būčiau servizas, tai čia nieks neturėtų pinigų tiek sumokėti, nei vienas tas projektas nebūtų įvykęs. Vienas dalykas. Antras dalykas, tai ką mes darom, yra absoliuti nesąmonė. Ne, ji neturi jokios prasmės, jinai neturi jokios naudos niekam, ne? Mes tiesiog, visos tos mašinos yra pinigų krosnis. Jo? Tu tiesiog paimi į pečių ir išmeti pinigus. Jo? Kiek 3000 kiekvienas etapas, ne? Sustrėlė. Jeigu atvirai, aš nežinau. Kažkas Aš jeigu buvo nori, aš šitą galiu gandą pasakyti, paleidęs. kiek tepalais, kiek kūrų, kiek tralų, žinai, aš tiek galiu pasakyti. Bet jeigu tu nori pasidaryti sumą, tai ten tu turi žinot, kiek už viešbutį ką sumokėjo, kiek maisto pirko. Nu, logistika visai. Jo. Aš nesigilinu, ten mane nusiveža mano kūną, tenai aš kažką padarau. Bet žiūrėk, nu gerai, tave nusiveža, ne, tai tu gauni Lietuvoje už tai, ta prasme, kažkokį atlygį, ar ne? Ar tu važiuoji tiesiog, nu kaip... Varžybose negaunu. Negauni nieko, ne? Varžybose Važiuoji dėl to, kad, nu, su tu naujais kūrėjas. savo draugais aš užsiprašau kažką. Jo. Su Buduliu iš senų laikų pas mus yra sutarimas, kad čia pas mus yra šventė. Ir tai yra man gerai. Atskira tema vėl. Ne tiek įpareigoja. Ja? Nes jeigu išvažiuotum į FIA etapą, tai tu išvažiuoji į kalėjimą, į konclagerį. Ten net stovėti negali kitoj vietoj, negu toj vietoj, kai mašina parvaro iš galo. Kaip darbo O pojūčio. čia dar kiek atsimenu, net ir Liepė su liemenuku ten ir galima Ne, ir žiūrėti. tai labai logiška, todėl kad raundai greit sukasi, darbo labai daug. Kiekvienas turi savo vaidmenį, kuris turi būti. Ir jeigu tu pradedi, nu, kaip mes, Kazlų Rūdoj, ten pradėtum taip elgtis, tu niekur nespėtum. Ten netgi bėgi, padarėjai, čink pasižiūrėjo, ten, žinai, pusę valandos liko iki sekančio raundo, tai dar gerai, keliam dangčius vėl, tada vožtus tikrinkit, žinai, nes yra laiko. Ten apie kažkokį alų, kažkokį ten, žinai, pasėdėjimą, pasišnekėjimą, Gali jokios pamiršt. kalbos nėra. Ne, iki varžybų pabaigos. Nieko negali daryti, tik tai dirbti. Ir jeigu yra laisvo laiko, tau suras darbą. Tai sakys, o žiūrėk, reikia gumas, narkomų gramdyti, žinai, yra buvo ten. Taip yra ir taip 4 dienas taip bėgom, su šlapiu užpakaliu bėgi. Tai reikia suprasti, kad jūs čia Kazlų Rūdoj, ar ne, jūs taip susirenkat brangiai pagertą laus. Patūsint. Patūsint, brangiai. Praleist laiką. Su patūsint. Dragsteriu yra tokia situacija. Mindai niekada nerūpėjo realiai taurės. Jam pačiam. Ne? Kad žmona, žinot, ne, Ryda, jinai važiuoja į taurės. Tai taip, čia yra kita tema. Ne? Bet su Dragsteriu yra daugiau mažiau jam toksai atostogos. Jo? Susirenka draugai, labai smagu, jie tą daro 15 metų. Jo? Suvažiavo, nesulūžo, ne? Ir parvažiavo namo. Didžiausia šventė. Ja, viskas, daugiau nieko nereikia. Nieko nereikia. Išsitaškė, žodžiu. Ko labai reikia, aišku, visiems, ir čia ne jam, čia apskritai visiems dičkiam, visiems Rekordą. reikia būti žvaigždėm. Okay. Aiškia, motivacijos važiuoti į Europą nėra, todėl kad ten tu nebūsi žvaigždė su to mašina. Ten tokių daug. Tu būsi viens iš 100. Ja. O Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje su tokia mašina tu esi žvaigždė. Dėmesio centre, ne? Kad ir kiek jie vaidina, kad jie tavęs nemato, bet tu žinai, kad jie visi tave mato. Tai ten, sakykime, Lenkijoje, kada mes įvažiavom 6, tai, žinai, ten, nesakysiu pavadinimo, bet tai jau kečiausia jų kontora, žinai, jie visi ten, žinai, sėdi, jie neprieina, jie nesisveikina, jie mandrus, žinai, bet tik tai nusistumi į startą, visi tokį peliukai iš už kampų lenda su telefonai, žinai, tu žinai, tu jauti tą, ne? Ir tai veža. Ir nesvarbu, kas jums ką sako. Kiti, žinai, žmonės atrodo labai respektabilus, solidus ir jiems nereikia būti žvaigždė, visiems reikia. Čia yra tik poza, kad jie, jeigu atvirai dičkiai, visi moka pinigus ir leidžia už tą trumpą momentą šlovės kažkur tai. Ne už ten kažkokią taurę. Tos taurės jie vaikam dovanoja taurės. Ten tik lentynos nusėtos tam taurės.
Tai gerai, o tai pačiam kaip konstruktoriui neknieti, kad aš irgi galiu valdyti savo sukurtą techniką. Pabandyti važiuoti tas pačias 7 Iš šono gali taip atrodyti, bet ne. Mano geriausias laikas nėra varžybos. Mano geriausias laikas yra garaže, kada man kažkas gaunasi geriau, negu aš iš savęs tikėjausi. Tai ten aš velkosi. Ne? Jeigu imat varžybos man yra labai didelis stresas, ypač vyresniam amžiui pasidarė. Ir ypač su didelėm mašinom. Todėl, kad Eltas nesimato, bet aš jaučiu labai didelį įtampą, ypatingai iki pirmo starto. Nes tos mašinos, tai realiai tarp etapų jos yra, taip kaip pasakykime, jos yra naujai perinktos. Aš nežinau, kas bus. Aš žinau daug dalykų tam variklė ir toj greičių dėžėjai, kurie yra ant garbės žodžio. Ir taip visada yra. Jeigu taip nėra, tai kažkas sako, taip nėra, jis meluoja didelė mašina. Būna taip, kad tu užkuri ir tu galvoji, išskrys ar neišskrys iš jo toj kažkas, ar ne? Nes ten yra siaubas. Ten, įsivaizduojat spiroklę, jeigu kuris nors iš jūsų užlipsit, tai niekiek nesuspaudžia, ten jų daug, ar ne? Ten, sakykim, Aš turiu dar strėlės variklio dalį po to etapo, kai... Žodžiu, tai ir baisu dėl vairuotojo, nes ką aš žinau, ne, aš užsivedu mašiną ir aš jaučiu, jinai pikta, labai pikta. Ne, ir ką dabar daryti? Žinai, kazlų rudoj. Aš žinau, kad jinai šniūrins, kad jinai skersa. Ar aš tada tariuosi, sakau, jinai ką mes darom? Biški nusimetam, nenusimetam, noriu nusimesti nuo savęs atsakomybę ant šiek tiek dalinti su driveriu, ne, kad žiūrėk, jinai yra agresyvi, turėk omeny, ne, kad nepergazok iš naujo. Jeigu pakelsi pedalą, daugiau nebegazok, nėra prasmės, ar ne, kad jeigu pajusi, kad neini tiesiai, nusimesk, nebijok nusimesti. Ir po pirmo starto tai būna kaip ranką nuima, tada būna jau lengviau, greičiau, geriau ir viskas paprasčiau. Bet paskutiniu metu tai yra stresas. Paskutiniu metu varžybos, aš taip anekdotiškai sakau, kad jeigu mašina sulūžta, aš džiaugiuosi, nes aš žinau, kad mes eisim gerti alaus. Ta prasme, visas atsakingas... Čia tai nusiteikimas. Čia tai konstruktorius. Jeigu sulūžta, tai tikrai eisim alaus, čia viskas bus gerai. Jo, nes tas, kol jin nesulūžo, tai yra tik tai sunkus darbas ir didelės rizikos ir aš jaučiuosi... man sunku yra, psichologiškai sunku. Bet šiaip, Andriau, taip jau jeigu prašnekom apie tos tokius saugumus ir panašius dalykus, pačiam, kaip atrodo, su strėle važiuoti Kazluose yra saugu, taip kaip viskas vyksta, kaip atrodo? Nes, tu turi, žinai, tu su kuom jauti vis palyginti, ta tiek, prasme, jo, tu esi buvęs trasoj pasaulyje ir mes ką čia, žinai, vietiniai, ką mes matome. Jauti, kas gali būti ir kas nenutinka, tai visą laimę, ačiū Dievam už tai. Jeigu tai jis taip važiuoja, kaip dabar važiuoja, jisai nevažiuoja varžybose, paprastai. Rizikos mažos, todėl kad mes bandom pritiuninti mašiną prie trasos. Ir mes turim galimybę sumažinti galę. Problemos nėra jokios. Galim padaryti lavoną iš jos, jeigu norim. Jeigu jis važiuoja varžybose, kaip Estija arba Lenkija, yra daug blogiau. Suprantat, jūs jau žinot, kas yra mašina važiuoja tiesiai ir netiesiai. Jau žinot. Ne? Žinot, ką reiškia, kai jinai vaikšto iš kairės į dešinę ir visi susimuš galvų yra baisu. Pas mus yra dar kito lygio požiūris. Pas mus yra požiūris toksai, kad jeigu mašina važiuoja tiesiai, reiškia, ten nėra galios. Per lėta. Jin yra jai reikia sukti kraną. Jinai neturi važiuoti. Jin turi važiuoti tiesiai, bet neturi važiuoti tiesiai. Jeigu žiūrėsit iš varžybų vadovo pozicijos, tai netgi aš esu girdėjęs ir pats esu sakęs tokį dalyką, kad žiūrėkit, bachūrai, jeigu aš matau, kai jūs važiuojat netiesiai, jūs važiuojat namo. Nes varžybų vadovui, teisėjam nereiktų rizikų. Jiem nereikia, kad tu sudūžtum, užsidegtum, ne, susižalotum, niekam nereikia to, ne. Bet ir kai jis ateina ir būna, kad sako, sakykim, mes Estijoje viršijom indeksą, ne, ten 7,5 buvo, mes važiavom 7,3. Atėjo jų teisėjas techninis ir sako, šaunuoliai, geras važiavimas, dar vieną tokį padarysit, išvažiuojat namo. Pagyrė, bet davė, supras, žinai, kad pareina vis tiek. Po to
ateina vienas ten iš jų vietinių ir sako, ką jūs darysit? Aš sakau, nežinau, Mindė, ką darom, sakau, mums yra 2 variantai, sakau, arba mes sukam kraną ir dar greičiau važiuojam ir mūsų išmeta iš varžybų, kadangi čia pusfinaliai, sakau, mes dar galim ir varžybas laimėti, bet mums reikia užsukti kraną, nebebus toks greitas, nes jie ten beviltiškai atsilikę buvo tuo metu, lygiai klasės dalyviai. Mindė sako, mums reikia į tą. Aš sakau, taip nebūna, supranti. Ir tada ateina, vėl nesakysiu pavardės ir sako, aš jums duodu 500 eurų, jeigu jūs lipsit į 6. Ir tada aš Mindį sakau, ką darom? Jis sako, sukranus. Nesvarbu, kad pralošim, nesvarbu, kad išmes, sukranus. Bet čia, čia Čia tas bankai, tas noras vis tiek, jeigu mašina gali, tai blemba, nuvarom tada, ne, tipo, iš tos serijos. Jo, jeigu ratai laiko, reiškia, reikia sukti kraną, toks požiūris. Jeigu ratai nelaiko, tai ten jau tada, netgi jeigu jis prašytų sukti kraną, mes nebesuktumėm. Aš turiu minėję, aš Valdas, mes tada kaip tos musulmonų žmonos, žinai, sakytumėm, nesvarbu, ką jis nori, neduotumėm mes jam to daryti. Nes, kaip, ir mašinos gaila, ir jo gaila, ir ta žmona šalia, čia kam reikia tų stresų, tokių, čia taip nesidaro. Bet jeigu matosi iš logo, kad ratai laiko, trasa laiko ratus, nesuksim. Tai kuo viskas pasibaigė? Mūsų pagesino dėl tepalo liko, mes pralašėm Kuriksui, sekančiam važiavime, apsisiojo. Ten mano, iš tikrųjų, net ne mano, ten buvo toks eksperimentas, mes buvom sukėlę laisvą eigą sūkius, kad geriau startuotų ir labai šyla dėžė dėl to. Ir aš mačiau, kad kai grįžta mašina iš Burnauto, kad nuo dėžės, žinot, kaip karštą vasaros dieną, nuo asfalto gerai eina, jau pasie temperatūra, kokie 2 kem, aš įsivaizduoju, dėžė, žinai, jau ten, jinai ant garbės žodžio dirba jau. Ja. Tai Lietuvos rekordas yra 771, ar ne? Jis toks užpernai. Prieš 2 metus. A, ne, pernai. Čia greičiausias... Ne šį sezoną, pernai. Praeitą sezoną. 23 metų sezoną įvažiuotas rezultatas 7. Čia greičiausias visų laikų važiavimas, bet aš labai esu fasį ant žodžių rekordas. Nes aš kiek žinau, kad reikia pakartoti, ne? Tas pakartojimas jau yra išimtas FIOS, būdavo dėl įrangos failų visokių, bet tas ne dėl pakartojimas. Rekordas turi būti aprašytas. Jeigu nėra ir aprašytas, to šalies federacijos. Kokia rekordo procedūra? Sporto šakoj. Kokia rekordo procedūra? Kadangi nėra aprašyta, nėra atskiro prašymo, kas yra rekordas drage. Tai mes laikom tada, tada vienintelis aprašymas, kurį mes turim, yra klasė. Taisyklių ribose. Klasės taisyklių ribose. O jeigu klasės taisyklių ribose, tai tada reiškia čempionato varžybose. Nes kas tikrina mašinas, jin atitinka klasės reikalavimus ar ne. Tik tai mūsų technariai. Tai taip išeitų, kad Lietuvos rekordas yra tokia atveju, kada dalyvis važiuoja klasiai ir varžybose, varžybų dieną. Ne kokį nors treniruočių dieną, ne kažkokiuose ten kitose miestų lygose kažkur tai, ne, bet būtent čia vienintelis toksai. Bet kiek aš prisimenu, man atrodo, kad Mindė važiavo šau 771. Jis nevažiavo klasiai. Tiesiog, ne? Taip, kad čia turbūt nevadinčiau rekordų, čia yra greičiausias trasos įveikimo laikas per istoriją Kazlų Rūdoj būtent. Ir kad suprastumėt, kiek bloga trasa, jisai ten važiavo 771 su tokiais gerai šniūrais, jeigu pamenat. Lauris dirbo tada. Ir mes šiaip loginam galinį ratą greitį. Kardinalą loginam, bet mes turim perimetrą ratą, ne, ir mes įskaičiuojam. Mūsų kompas rodo, kiek rato greitis yra. Tai įsivaizduokit, ten, sakykime, Tartu lygų buvo rekordas, kad pusę kelio iki 60 futo, tai yra už 9 metrų nuo starto, mes jau galinio rato greitį turim 180. O toks yra praslydimas didelis, ne? Ir su to 771 settingu mes nuvažiavom į Pylą Lenkijai ir nieko nekeitė, iškart važiavom 745. Tai čia toks, kaip pasakyti,
akivaizdesnis už akivaizdų faktas, kad mes turim labai pavojingą trasą galingo mašinų. Jinai yra tikrai ir klastinga šiek tiek, kartais jinai sukimba, o ten kaip su Supra būdavo, kad jeigu jau tu atsuki kranus, jau turi vatų toj mašinai. Tai iš 3 startų 2 būna pedalas mestas. Nes Nekimba tiesiog, jin nesukyba, arba nesukybo pradžiai visai ir vadinasi važiavimas jau rezultatų nebus, arba jinai perengiant antrą pavarą, jinai stoja skersą ir ten jau tik tai vairuotojo meistriškumas yra ten laiku, mes laiku tiesinti. Jeigu pervairuoja, žinot, kaip su Jurka buvo, tai jeigu pervairuoti yra labai pavojinga. Visų blogiausiai, ką galim padaryti. Tai ir lempa, aš atsimenu, buvo, kas sulūžus su vairu beros, finišavo vieną ten važiavimą, ar čia tik tai gandas toks paleistas, kad be vairo, galima sakyti, važiavus. Tie visi centersiteriai, tie dragsteriai, tie visi Topolino, Voltredas, jie turi didelį kasterį vairą, ratų. Žinot, kas yra kasteris, jau posverio kampas ašies. Ir pas jį būdavo problema, kad jisai pakyla čiūčiut ratai, paskui kai leidžiasi, jeigu kasteris yra didelis, jis pradeda vibruoti. Žinot, kaip Maximus vežimėlis. Būna, jis taip daro. Ir ta vibra, o pas jį kaip tiesiai štanga, traukia ir vairo kolonėlė, viskas kieta. Jam nulaužė vamzdį, kuris, svirti. Tai jie nuvažiavo, kažkur kaimės elektrodų suvirino, kai papolė ten. Paskui grįžo jie į finišus, kiek atsimenu, prieš Blazgį buvo tas finišas, prieš tą golfą kažkokį ten, kvadrinį. Ir jis po burnauto grįžę suprato, kad jis nebeturi vairo. Viskas, jau ten palaikė. Su kur nori. Tai jam ten Hebra susistatė ratus, taip. Lazerinėm akim. Finišo tašką ir sako, jisai sako, aš minsiu gazą, jeigu aš matau, kad pataikau į vartus, aš toliau laikau, jeigu nepataikau į vartus, tai aš pasileidžiu. Jis taip per 3 kartus ir jis laimėjo tą važiavimą. Be vairo, visai be vairo. Tai buvo. Čia tai nusiteikimas. Čia tai nusiteikimas. Tai gerai, tai Giedrius Jurevičius dabar potencialiai kažkurio momentu testuos savo naują kūrinį, ar ne? Bus labai įdomi mašina. Irgi strėlė, ar ne? Ar ne? Ten Fedas, ten yra, kur variklis prieki. Okay. Ir sėdė ant diferencialo ratai virš tilto, kojas virš tilto. Reiškia, sėdynė yra, o čia diffas, tiltas, jo, grinai kur. Kiaušiniai. Jeigu lūžtų omletą gali padaryti. Ir jis nebijo. Tai įdomus dalykas, ne, kad per istoriją, o tos istorijos yra daug su Fedais, net jau, nežinau, 80 metų. Nei karto nėra diffas įstaškė. Aš palinkėsiu Giedriui sėkmės. Kad taip ir nebūtų, žinai. Kad viskas suveiktų. O tai gerai, žiūrėk, pertrauksiu. Kodėl toks pasirinkimas lempos buvo? Tokią mašiną, ta prasme. Ar čia buvo tavo siūlymas, ta prasme, tokią statyti, ar jisai pats iš kažkur? Aš iš dalies kaltas dėl to, bet nuo labai senai čia. Kada jis atvažiavo, jisgi buvo trumpam atvažiavę, aš gyvenau Anglijoje, nes 8-9 metus pradėjau per 2 emigracijas. Ir jis atvažiavo dirbti. Irgi ten kažkokį Audi servizą ir jis nusprendė, kad jis nori Santapodė pabandyti su Audi. Tai Audi raudona ubagė. Jis atsivarė tą Audi, jis ten sunkiau kalba biškai, aš tam Santapodė jau gyvendavau, tai žodžiu mes ten važiavom Santapodą su Audi ir jis ją laužė. Jis taip startė, taip finišė, ką jis nedarė, ten viskas brėdavo. Vienam startėm ten su 4 detalės suplyšė iškart, ja. Ir mes kažkaip vieną renginį atvažiavom, kur buvo daug tų nostalgija senukų. Tai ten Oltredai, ten Fed, Dragsteriai, ten daug įvairios technikos. Ten, ne? Bet jie vien tie vadinama nostalgija racing. Jo? Ir mes pasivaikščiojom, pabendravom su žmonėm ir kaip aš suprantu, Giedriui labiausiai patiko ne tiek pati technika, kiek publika. Nes ten visai kitoks dvasia, jo, spiritas kitoks yra nostalgijos. Ten vyresniam žmonės, visi. Ten labai draugiška atmosfera. Tokia jinai
familiari, galim sakyti, ne? Tu nepažįstamas eini ir tu gali prie bet ko jungtis ten prieš ašlykų, prie lauk, nors tavęs nepažįsta niekas, ne? Ir man atrodo, kad jam didžiausią įspūdį padarė tai ir tada jam ir iš ten jau, jisai sako, davai dabar ieškom Oltredo pirkti. Ir jis norėjo dėti Audi variklį į tą Oltredą. Ir įdėjo galų gale, bet jam neveikė dėžė. Nu, iš tų puslė buvo labai arti neįmanoma su tais 5 cilindrais. Bet paskui jisai tą LS mes jam radom ir, žodžiu, jis pats įtobulino ten su limito pagalba, aišku, ir jisai buvo, nežinau, 10 metų greičiausia mašina. Aš atsimenu, kaip jis jį tik parsivežė ir kaip jisai ten tam Utenos susitikime sakė, kad iš čia visus dabar jau padarysiu, jau čia jūs visi lochai ir ten visi sakė, kad jis nebelempa, o toršėras jau, žinai. Bet taip ir buvo. Jis ištesėjo ir, sakykime, žiūrėkit, kiek metų jis ir jisai nėra turtolis, jisai, kaip ir visi mes, jis dirba rankom ir galva ir gyvena iš atlyginimo ir pažiūrėkit, žmogus iš atlyginimo 10 metų greičiausia šaliai. Ne? Tai daug ką pasako apie techniką, dėl to, kad vadinasi, jinai yra įperkama, jeigu tu nueini to teisingų kelių, jeigu tu neini durinę mašiną, kuri yra žymiai brangesnė ir ten kompleksiškesnė. Bet tai yra geras kelias. Dirbti prie jos yra labai patogu. Jūs suprantate, Intercity yra kaip motociklai. Nereikia tau per tos sparnus pasilenkus, ten nereikia ten tų pakelėjų, užsiminti ant užių, tu turi prieimą iš visų pusę. Ja. Ar trečias svarbiausias dalykas, jie yra ilgabaziai. O ilgabazė mašina yra 2-3 kart saugesnė važiuoti blogoj trasoj, negu bet kokią trumpą bazę. Kai mes kalbam apie trumpą bazę, sakykime, standartinis automobilis, normaliai yra ten, mes coliais matuojam, todėl kad tai priimta, ja, mūsų sistemai, yra 100 colių. Tai promodai, sakykime, jie yra 115, jeigu nesunkvežimis. Tai 115 jis labai nedaug ilgesnis už standartinę mašiną. Ne? Fanikaras ir Oltredas 125 coliai bazė. Ja? A dabar jūs paėmat Mindaugo Beniušio Dragsterį, jis yra 300 colių bazė. Tai jis yra, jo bazė rato yra 3 kartai ilgesnė negu gatvinės mašina. Reiškia, ką tai reiškia? Kad jeigu jį užnešė metrą, tai ta mašina vis dar tiesi. Jinai niekur neišvažiavo. Jeigu jūs užnešėt 100 colinę kėbulą, metrą, tu jau matai priekį per šoninį stiklą. Tai realiai, kuo ilgesnė, tuo saugesnė. Tuo saugiau. Tai kai lempa Ukrainai lūžo, Topolino į 2 dalys perlūžos finišė, nučiuožiant karterį. Aš jį prailginau garaže. Ir prailginau labai nedaug. Ten 25 cm. Kodėl aš šitos istorijos nežinau? Kažkaip praplaukė tikrai, kad jis nulūžo kažką. Ukrainai čia buvo. Čia lūžo per pusę? Lūckė Ukrainai, jis ties finišo liniją, jis lūžo į didelį. Ten su Topolino istorija tokia. Ten yra statyta bylo, kuris buvo Klaipėdoje, mūsų seno draugo. Ir jisai darytas buvo aliuminijų Jaguaro varikliui tas rėmas. Ir jis yra ultra lengvas rėmas. Tai yra 3 vamzdžių išmėros žemyn, teleskopas. Jisai yra labai labai plonas. Jeigu jūs praeisit pasižiūrėti, tie vamzdeliai tokie visi. Ne? O tie sugalvojo įdėti špyžiaus luitą, V8 į jį. Ir jo... jau ten, man garbė žodžių, tas rėmas buvo, jie ten kelis syk buvo radę trūkius, patys susivyrino tos trūkius, bet matėsi, kad tas rėmas tavo ryklivos paniš. Šiaip jau, uždrausė važiuoti, šitaip negali, todėl kad homologuojas tik tai iki motorpleito, iki tos vietos, kur susijungia varikliai su greičių dėžė, nugaros, čia yra homologuota dalis. Jeigu jinai yra homologuota, viskas yra gerai. Kas priekį, niekam neįdomu. Niekas nežiūri. Kaip nežiūri? Žiūri tą prasme, bet... Tu gali, bet tu neturi pagrindo jam uždrausti naudoti tą detalę. Jokio pagrindo. Jis gali protestuoti. Kodėl aš negaliu? Ne? Jeigu nėra taisyklėse prašytoje. Tai va. Ir tai ką aš noriu pasakyti, tas 25 cm prailginimas jam įsakė, visai kitą mašiną, tiek lengviausiai. Įsivaizduoju, 25 cm kokį daro didelį skirtumą. Tai jeigu jūs kalba dabar apie Dragsterio važiavimą, man yra 10 kartų ramiau leisti važiuoti su Dragsteriu, negu kad su bet kokiu mašina trumpom bazėm. Nesvarbu, kad ten su durim, nesvarbu, kad ten yra skardos, kurios deformuosis, jeigu jis lūž ten, taip. Bet sauga, jinai susideda iš 2 dalių. Viena dalis yra kol nesulūžai, tai yra prevencija, ne to išsitaškymo.
O kita dalis yra jau, kai tu jau tu sulūžai ir kad tu gyvas liktum, kai jau tu vertėsi, ne? Tai va ta pirma dalis, jeigu čia visi dičkiai važiuotų su ilgom bazėm, aš sakyčiau, kad čia būtų ir žymiai saugiau. Ir antras dalykas apskritai, dragų daro dragsteriai. Nu, realiai jo, nes aš, žinai, kažkaip labai grįžtu į tą praeitį, žinai, kai važiuodavo tas dragas, kai būdavo, nesvarbu, kur Kazluose ar Kėdainiuose, tos senos mašinės atvažiuodavo ten, kur patys konstruoja, žinai, ir dabar lygini tą praeitį, kokias tas mašinas aš matydavau, kaip pats augus to dragų ir kokias dabar matau, ta prasme, nu, iš salono paimtas, nežinau, Jaguaras, Porsche'as, bet kas. Ne? Ir man asmeniškai tas senasis dragas yra fainiau, ta prasme, matyti ten Toks tą... old schoolas. Jo, tas old schoolas, žinai, nu... Bet smagiau. žinai, ta prasme, šiaip žiūrint, kad ir į tą B įskaitą, ne, ten, man tai, aš nepasakyčiau, kad man jinai nėra graži. Ta prasme, tie brangus automobiliai, jie galingi, jie turi savotišką irgi trauką ir, Nu, ir savo tą vaizdą, publiką turi, žinai, ir jo, savo ta prasme, publiką jo. galų gale. Bet va tokiam kaip Andrius, tai nu, visiškai neįdomi. Ta prasme, Tai Andriaus nuomonė mes apie tai mes puikiai žinom. greičiausiai, bet jo, susitarėm, kad... Nu, nėra tokia kategoriška, kaip jums atrodo. Jinai nėra. Aš dėl ko purkštauju, dėl šitų naujesnių visų, ar ne? Tai kad pas jos, suprantate, yra atskira religija. Ten tas jų tuningas, vadinamas, ar ne, jis yra, jeigu nebrangesnis, tai bent jau tiek pat brangus kaip ir didelių mašinų, o ko gero dar ir brangesnis. Publika yra gausi, pakankamai, ne, tų fanų jų. Tuning ateljė sėdi žmonės su tikrai protingi. Aš atiduodu, žinai, kelių rankas, žiūrėdamas, kada kažkokią bulkelę važiuoja 8,5. Wow. Tikrai, aš reikia suprasti vieną dalyką. Čia yra taisyklė, ne? Už kiekvienos greitos mašinos stovi kažkas protingas, savo pusę protingas. Bet dabar, jeigu mašina važiuoja greitai, ten kažkur sėdi protingas žmogus, kuris žino, ką daro. Arba duja. Nežinau. Ir nieko nėra blogo matyti tos naujesnės kartos mašinas. Pirma problema yra ta, kad suprantat, pas mus tie visi parvažiavę kaip jos atsiranda. Jie nusiperka Amerikoje daužtą kažkokią, ar ne? Ir tipiškai jie, didžioji dauguma nėra labai turtingi žmonės. Tai jų planuose yra ją sutvarkyti ir pavažiuoti ir parduoti. Ja? Čia yra, planas toks. Taip, jo, o tada pirkti kitą. Ir vėl pavažiuoti ir parduoti, ne? Ir kai jie pradeda, bet išvažiavęs į gatvę ir jisai, žinai, žiūri kitas, jį čia nuo šviesoforo padarė. Jisai į ateljė, man reikia ten pasukti. Ir taip jie priartėja prie to drago. Ir kai priartėja prie to drago, jie pervažiuoja tas 11,5 ir jie tada pradeda rėkti, ne, aš lankų nenoriu. Tai aišku, tu nenori lankų. Su sport pasu, jeigu tu nuvažiavai į technikinę, tai tavo mašina iškart šruotas. Realiai tu paskui jos niekam neparduosi. Ne, viskas. Ir tu užregistravo su pasu, reiškia jau jinai korčius. Jinai sugadinta, supjaustyta, jau jinai nebetinka niekam. Taip, kad jeigu dėsit lankus, žinokit, neveškit technikinį, nerodykit sport pasą. Traukit lauk ir veškit nieką. Tai jo. Ir jie labai priešinasi daug metų, aiškina, kad nereikalingi tie lankai. Mes autostradai lekiam 300, bet palaukit, autostradai, tai jūs susimušit, jūs niekam nerūpit. Jūs įkiši pečių pasmirdėsit, viskas, jo. Bet jeigu jūs... Techninis tigras įsijungia. Bet jeigu jūs... Jeigu tai nepasmirdės, nes filtrai geri, ta prasme, bet kokia... Bet, ta prasme, jeigu drage užsimuš, tai bus kaip, nenoriu to miesto minėti nesenai, visus teisėjus, visus organizatorius kiš per valcą. O tipiškai būdavom mes tais teisėjais, į mes tam valcę būti nenorim visiškai. Tai dabar, kad kaip buvo Fijoje, aš buvau 4 metus komisijoje, ten irgi buvo arabas, kažkoks olandas, kurie labai atstovavo ten tos, kad nereikia, ten Porsche išvažiuoja iš fabriko, visi važiuoja ten 10. Jie sako labai gerai, sako, mum atvežkit, arba sako, atvežkit Porsche, reiškia, gamintojo popierius, kad jeigu jinai prie 200 rieda šonų, bandymas toks buvo, ar ne, vairuotojas lieka saugus. Vienas variantas. Antras variantas. Duokit mums pliką kėbalą,
siunčiam į SFI, atliekam bandymus. Jeigu vairuotojas liko saugus, nereik lankų, jokių problemų. Kol nėra bent kokio public liability dokumento, kad, ta prasme, kad jis tikrai liks saugus. Žodžiu, kažkas turi nešti atsakomybę. Kad jo, tu nenori nešti pats. Ir kada jie pradėjo purkštauti, aš irgi nesipriešinau, čia daug kas gali paliūdyti, kai sėdėdavo tose susirinkimuose, aš sakiau, aš už tą klasę, bet jūs susiraskit atsakingus žmonės iš tarpusavio. Tegu atsiranda pas jūs teisėjas, būtent tos, kaip mes vadinam, supercar lygos teisėjas, kuris specializuojasi. Ten pas jos tokio turbino negalima, kur sistemą pakeitim, man į tos spagėtiščius aš nenoriu lysti. Yra žmonės, kuriem įdomu, jie studijuoja, kokia čia turbina, HTFS, ten tokie skaičiai, ne, nu tai pirmin. Eik, teisėjau, gausi mandatą, viską gausi, kategoriją teisėjų, ir eik, ten teisėjau, nė vieno neatsiranda. Nes jie nemažiau purtingi negu mes, jie žino, ko ten lysti tą košę. Niekas nenori ten lysti. Ir čia yra pagrindinė problema. Ne problema, kad jos negražios, ne problema, kad publika bloga, ne problema, kad jos nėra. Viskas labai gerai, jeigu jie būna, jeigu turi atskirą savo lygą. Bet ko aš labiausiai norėjau, tai matyti išmanančių žmonės, kurie neša atsakomybę už tai, ką jie ten tam lauke daro. Tada mes nusiemam atsakomybę, tu atsakingas ir staltėse tau kelias. Pirmin, dirbkit, darykit, ką nori darykit. Ir per tiek metų neatsirado. Tai bet panašu, kad to kažkokio atsiradimo ir nebus. Nu, ta prasme, viskas įgavo kažkokią vagą. O čia ir yra visų laikų problema, suprantate. Čia visiems pašnekėti, kaip yra bloga tvarka, čia bet kas. Tai šioje gatvėje jisai bloga tvarka. Pamėgink parašyti tą tvarką. Man popierius, jaunam baltą. Ir pamatysi, kas tas yra. Ir baigėsi. Čia, žinai, man atrodo, antikinis kažkoks yra, ten Pitagoras, ten da kažkoks ten, žinai, filosofas, kur sakė, kritikuoti politiką yra kiekvieno pareiga ir kiekvieno teisė kritikuoti politiką. Reikia tą daryti viskas labai gerai. Bet sukurt politiką, tai čia yra išimtinai retų žmonių prerogatyva. Ir čia, sakau, patys matote, įstatyminė bazė kaip yra. Sugalvoja kažką nesąmonę, nepasiteisino, reikia ten uždėti akcizą, paskui nuimti akcizą. Ir čia ten kažką padaryti, kas išlieka taisyklėse, dokumentuose. Kiek buvo tų norinčių, mums lasų nereikia, mes patys darysim. Nu tai gerai, eik surašyk reglamentą. Niekas nieko negali surašyti. Surašyk savo kodeksą, pats pasirašyk tai, kas jau yra padaryti. Padaryk antrą kartą tą įdirbį. Nėra kam, bachurai. Nėra kam. čia nėra taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo karto. Realiai, Jonas, nu, tai, kad ir, žinai, tarkim, ten, kiti organizatoriai, taip, mes darysim savo lygą, mums nereikia LASFO, žinai, bet savo taisyklės tai vis tiek nuo LASFO reglamento kopijuoja. Tai tik tai. Tik, ta prasme, nieko naujo neparašo, viskas yra copy paste paimta. Aš esu vertęs rusam, australų taisyklės. Mano supratimu, tai yra, pati ta knyga, tai nuostabi, suprantate, tokios nėra nieko. Nei angara tokios neturi. Jeigu jūs australų paima ten, tai ten, žinai, ten įvadas yra toksai, nuo ko pradėti. Nori į dragą. Nuo ko pradėti. Ir ten detaliai, kaip veikia glūtė. Kaip atrodo varžybose, kas vyksta, ko tau reikia, saugos kokios, nuo ko tu pradedi. Ir ten, žinai, ir paskui per visas klases detaliai. Labai labai išsami, nuostabi knygutė. Didelis respektas jam už tai. Problema yra tokia, kad jų techniniai reikalavimai skiriasi nuo europinių ir nuo amerikoniškų. Jie iš dalies panašus, bet ypatingai gatvinės lygos tokie yra, kur pas mus nepraeitų. Nepraeitų pagal FIA. Tai gerai, Andriu, tai jeigu taip pradėjom šnekėti, ar ne, kaip tapti drago driveriu, ar ne, pilotu. Kažkas dabar tiesiog kaip žiūrovas čempionate atėjo, pamatė, pasižiūrėjo, įdomu, gražu, spalvų daug, triukšmas, garsas ir panašiai. Tai kaip iš to tokio profesionalo požiūrio, kaip iš paprasto žmogaus tapti, kažkokius laiptelius užlipti į viršų? Aš tik galiu pasakyti, kaip mes pradėjome visi. Gal ne visi, bet didžioji dalis. Ne? Ypatingai tie tokie, kurie... Žinot, mes turim tokį posakį, žinai, jis neskaitė reglamentą. Ne? Yra begalė žmonių, kurie važiuoja 15 metų ir neįsikė neskaitė reglamentą.
yra mažiau žmonių, kurie važiuoja 15 metų drage ir nežino, kaip veikia eglė. Iš tikrųjų nesupranta, kaip veikia eglė. Jeigu jo paklausi, a kokiam aukštį yra 60 footo beamas? Jis besupratimo. A kas yra guard beamas? A kodėl atgal paridėjus man įsijungia, ne? Kodėl va, čia kraja, kas ten buvo protestavo, kai jie dar buvo stage ir jam raudona užsidegė. Neatsimenu šis. Tomui ten nepavyko. Žodžiu, esmė tokia, kad norit, nenorit, dar nėra pilnai videoizuoti laikai, turite skaityti. Pradėti nuo skaitimo. Ir prisiversti perskaityti reglamentą. Čia žinau, kad labai sunku. Ar tai neįmanoma daugeliui, ne? Antras dalykas, susirasti kažkokį jau realiai važiuojantį žmogų į draugus. Jo, prisiplakti prie kažko, kas jau realiai važiuoja. Kas yra žymiai lengviau negu perskaityti reglamentą. Ir paskutinė stadija yra ryžtis. Ryžtis atvažiuoti. O tai geras dalykas apie tą ryžtą yra, kad tų tokių svajojančių arba šnekančių arba netgi diskutuojančių ten mūsų tose Drag LT ir kitose erdvėse labai didelė dalis yra, kurie arba išvis nevažiavo, arba važiavo vieną kartą, arba važiavo 2 kartus per savo gyvenimą. Bet nuomonę turi. O nuomonė, oi, ten dažnai pačios didžiausios nuomonės yra tų, kurie mažai dalyvauja. Jeigu žinot, paimsit, matėt Budulio komentarą kur nors, kad nors. Aš ne. Tai va būtent. Tai tie, kurie jo. Bet kita vertus, tie, kurie purkštauja ir iš tikrųjų važiuoja, kurie skaitė reglamentus, yra tokių žmonių, kur skaitė, jų labai mažai, bet yra. Jie, žinokit, palaiko drausmę varžybose. Jie prižadina nes, sakykime, kad ir kaip gaila, mūsų teisėjai, tiek dalyviai, tiek teisėjai yra nedakvalifikuoti, pavadinkim taip. Ir nereikia čia jokių, žinai, tyrimų, ar ne. Paskutiniai visokie ten įvykiai, ar ne, kada, sakykime, dalyvis turi problemų su varžybų tvarka, tada jam pradeda nešioti dokumentus kitos komandos varžybų vadovas, tada ateina techninis teisėjas ir sako, kur varžybų vadovas, ir nei vienas nežino, kas yra varžybų vadovas. Atsimenu tą situaciją. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikalingas atnaujinimas šitai visai veiklai. Ir jis reikalingas ne tik todėl, kad tai būtų saugiau ir tai būtų visiems ramiau, to prasme, nieks staiga lygioje vietoje nepasijaustų apgautas ir ten nuvertintas, pažemintas, bet ir dėl progreso ir dėl pačios sporto šakos reputacijos. Ir ta reputacija sporto šakos yra atskira tema ir labai labai svarbi. Ir aš žinau, kad jinai yra biški užbėgta už akių laikui, žinai, bet labai daug kas buvo, ką mes šnekėjom, ką aš šnekėjau, kas netitiko laiko. Tiesiog buvo per anksti pasakyta. Kaip ir su tais SFI'ais, kaip ir su tojais indeksais, viskas buvo per anksti padaryta. Tuo momentu, čia buvo toksai, kas čia dabar? Bet tai gal priprato tiesiog. Dabar jau priprato. O reputacija yra toks dalykas, suprantat, labai Fijoje akcentavo, aš irgi ilgą laiką neįsiklausydavau, apie ką aš šneka. Bet jeigu taip visiškai poetiškai apibrėžti, suprantat, aš iki šiol turiu kompleksą tokį, o ateina kažkas pas mane ir sako, ką tu veiki gyvenime, žinai, aš sakau, aš žaidžiu su sportiniais automobiliais, žinai. Tai ralis, sako, žinai. Ne, sakau, dragas. Man net pasakyti, tas dragas yra toksai, žinai, kaip užsiiminėjai vaikų, žinai, kažkokių tokių priekvailių vaikų hobiais, žinai. Ir
labiausiai turbūt fijoji, ta sporto šakos reputacija, tai mindavo pats tas Graham Lightas, vienas iš NGRA direktorių, jis ten sėdėdavo kiekvienam susitikime. Ir kiekvieną kartą, kai visi nusiveldavo į kažkokį, žinai, būdavo ginčiai, ten dar kažkas, tai ar ten kažkas blogas, ne tai padarė, ten, žinai, kaip, nu, pas mus daug tokių ginčių būna, ne, kažkas ten, tas blogas, tas geras. Jisai visada sustabdydavo ir sakydavo, žiūrėkit, nepamirškit, reputacija yra svarbiau visko. Jo, reputacija svarbiau jūsų nuomonės vieno apie kitą. Reputacija svarbiau. Žinoma, kas yra Lemanas, aišku, ne? Girdėta. Ar atsimenat, kaip atrodo vypai jau? Jau, žiūrovai. Niekada neteko matyti. Nu, ten visokie Mr. Beanai, ten Rowanai Atkinsonai, ten susirenka, ten viso žvaigždynas, ne? Ten susirenka ir jie visi yra su kostiumais, su peteliškiam, jo, ten susirinka toks džentelmeninas Lemane. Ir žiūrovai, Čia tai reiškia... primena turbūt bet kokios parduotuvės atidarimo, klubų Jūs atidarimo. suprantat, ir aš sakau, kad visom sporto šakom reikia lygiuotis į tai. Tai čia mes dabar, žinai, kaip su Vytu laimėjo, jisai ten sėkmės dėka laimėjo varžybas Estijoje pavasarį, gegužės mėnesį, žinai. Ir jisai kurs paprastas, žinai, jisai čia į šortus, jau jis pirmą vietą laimėjo, jis bėgs tu Dunojum pasiimti, sakau, ne, sakau, tu arba su to lenktyninkų kostiumu, arba su šliūbiniu. Dėl to, kad taip daro visi civilizuoti žmonės. Jeigu tu pradėsi daryti iš to apdovanojimų ceremonijos kažkokią tai, žinai, ten pležą, žinai, tai kaip jis atrodo nuotraukose žmonėm, kurie nėra sporte. Tai savytai juokėsi. Jo, aš ten su suknelė pabėgioju, juokėsi. Ne? Tes ten parėjo basas užlipo ant podiumo. Visi juokėsi. Bet jūs suprantat, sponsoriai rodo į tas nuotraukas. Kaip pavyzdys, rėmėjai. Daug pinigų. Nes, pavyzdžiui, Jo, kurios žinai, šiuo atveju šakose yra balaganą- reglamente parašyta, kad tu privalai ateiti į apdovanojimus su sportininku ekipuote, ta prasme, su apranga. Tai labai logiška. Tik tai pas mus problema, kai kiša į tabačką, žinai, tai gaila to kostiumų. Nu, bet kas, vanduo. Nieko baisau, žinai, tai visos sportos ir šampanų, žinai, Paskutinis laisvą. etapas kosminis buvo. Aš nežinau, kiek žmonių buvo supiltas. Aš mačiau, jo, 10, dekas. 15. Ten Tiesiog stipriai. buvo susilaistyta visiškai. Iš kur to vandens, tiek užteko. Tai šupelio greičiausiai. Tai va, ir kažkur pykčiai, suprantat, ir tas tokie durnynai, tokie, žinai, kaip būdavo, tai aš atsimenu susirinkimas laisvės, komitetas veikiantis buvo. Ir, žinai, mes priėminėjom tokius sprendimus, kurie gali duoti naudą ateity, bet gali dabar nepatikti dalyviam, ne? Ir mums besėdint, vienas iš komiteto narių jau jisai varo viešoje erdvėje, kad žiūrėkit, ką jie sugalvojo, žinai. Dar nenuėjęs nuo stalo, supranti. Ir paskui man jie pradeda aiškinti apie skaidrumą, kad viskas turi būti skaidru. Tai aš sakau, tu nenori tada tavo mėgamojo siena skaidri, kaldra skaidri. Į bus viskas labai skaidru. Į triusikai da skaidrus. Ne, tas sportas tas apskritai, tas, mano nuomonė, tas Ne, čia yra, o dabar čia visi tie tokie, žinai, kažkas pasakė kažką blogai apie Ukrainą, žinai, paėmė, padarė žotažą, supranti, vos nedraką, ten kažkoks ralistas ant to, prezidentas ant to, kitas ten per skiepus, paėmė skiepijus, nori nesiskiepėjo, vėl į spaudą, bam, vienas prisigėrė, vėl į spaudą, bam, nu kaip jūs galvojate tam sportui nuo to? Tai visi tie, kurie nesusiję, žmonės jie žiūri į tą, žinai, visi ir galvoja, ten geruliai. Jo, va, šaunuoliai. Ar reikia Bet to? tai paties, kaip sakant, vienas poelgis irgi nuskambėjęs ne taip seniai apie išvežtą automobilį. Ir kurio, kaip sakant, tokio feedbacko, žinai, ir negirdėjom iš tavo pusės, o tai kodėl ten? Ta prasme, aš tą žmogų, kuris čia pripylė benzo į ugnį, aš jį visai kaip ir gerbiu už jo daromus darbus, bet aš galvoju, kad jisai tiesiog perspaudė šitoj vietoje, bet čia yra mano nuomonė. Viskas gerai. Esmė tokia, kad aš tai teimai su rusais ir ukrainiečiais jau daug metų. Ja? 7 ar 8 metai iš tais. Ja? Ten reiškia, aš važiuodavau kiekvieną žiemą su ukrainiečiais į Abu Dabį, su durinė mašina, padėti jam. Ir
su rusais prasidėjo nuo to, kad 16 metais mes turėjom konferenciją, Klaipėdoje yra pakviestas, netikėtai atvažiavo, jau reiškia, Rusijos čempionato tos pagrindinis promauteris, Tigranas toksai. Jis ten pasakė pranešimą, jam viskas labai patiko, jis paskui tos mūsų pranešėjus, kur mes kvietėm švedą, tą Simpsono atstovą, jisai paskui vežėsi pas save ten, nu, žodžiu, jie rimtai kybo į tą temą. Ten irgi pas jūs tokie bjaurių politinių peripetijų buvo, bet jie šiaip netaip išsivairavo, pasidarė tą tokia, jie šiandien yra tokia privati respublika, tas jų rusų dragas. Taip, jis yra išlaikomas valdžios, čia niekam nepaslaptys yra ir ten mūsų, kaip pasakyti, mūsų šaly ir Europoje labai blogai linksniuojami tie vardai. Jeigu jūs ten atsidarysit, pažiūrėsit, kas yra Rusijos federacijos prezidentas automobilių sporto, jums patiks. Greičiausiai ne. Tai va, žodžiu, realiai iš tikrųjų įsivaizduojate, ne? Privati sporto šaka. Priklauso vienam žmogui, ne? Ir tas žmogus yra labai labai arti valdžios, jo? Tuo metu, kai aš ten pradėjau su jais, taip nebuvo. Ten buvo, jie buvo tokie 2 žmonių, ten buvo truputėlį bardakėlis ir jie norėjo, problema buvo, kad jie norėjo sutvarkyti technariavimą, ko jie iki šiol neturi. Ir kada aš buvau dar FIOJ, tada dar buvo SFaineris, jie man sako, davai atvažiuok, pamokyk mūsų teisėjus dirbti. Tai prasme, atvažiuok teisėjaut. Ne teisėjaut, bet parodyti teisėjam, kaip reikia dirbti. Aš sakau, gerai. Ir aš išskridau 18, man atrodo, metai, buvo Nižnij Novgorodą. Ir tada aš jiem išverčiau taisyklės. Jie dar prieš atvažiuojant paprašė padaryk mums vertimą iš anglų ir rusų australiškų taisyklių. Padariau ir, žodžiu, aš išskridau technariauti. Man atvedė Formulės 1 ar žiedinių seną technarių, kuris ten jau pasikaustęs viską žino ir tik nieko nežino apie dragą. Ir aš tada supratau, kiek visų kitų sporto šakų teisėjai yra pas mus beviltiški. Nu ir aš ten pradėjau su juo vaikščioti, tikrintas mašinas ir tokiu būdu aš susipažinau su dalyviais. Kadangi, kaip ten buvo, aš atvažiavau ir aš sakau, prašau man atidaryti dangtį iš tos mašinos, aš noriu pažiūrėti gesintuvą. Ir man ateina, sako, tu eik toliau, tavęs čia nereikia. Žinai, aš tada ateinu pas varžybų vadovą ir sakau, žiūrėk, aš negaliu čia teisėjauti. Nes sakau, čia mano karjera baigsis per 4 valandas, žinai, aš skrisiu jau, bus lėktuvė už 4 valandų. Nes sakau, taip nesidaro, sakau, aš išmeščiau lauk iš varžybų už tokį, žinai, man paaiškinimą. A tas varžybų vadovas sako, tu neteisėjas, tu esi konsultantas čia. Sako, tu, jeigu matai, ką geriau nelys, tai geriau jį nelys. Žodžiu, aš turėjau daug laiko, ar ne? Nu ir aš matau. Reiškia, vienas vargšiukas ten be mechanikų neprasisuka velinas. Aš ant nugaros su jo kartu atsuku jam tą karterį, pasižiūrim, trūkęs velinas. Aš susipažinau su žmonėm. Susidraugavau su konkrečiais dalyviais. Jo? Ir mūsų ta draugystė tęsiasi visus tos metus. Tai yra konkretų žmonės, su kuriais man patinka dirbti, jo? Kurie turi naujų idėjų, kvailų idėjų, tokių, kurie man yra iššūkiai, ta prasme, aš nieko iki to nesudaręs, jo. Ir aš tą dariau daug metų. Ir dabar, kai išlindo tas, tai čia buvo mano paties idėja, iš tikrųjų. Kad išlystų? Taip. Ok. Nes aš padariau tikrai labai didelį darbą. Aš biški suprantu, kaip veikia marketingas, ne? Aš negalėjau jo palikti. Aš negalėjau jo palikti nepastebėto. Aš geriau įspirsiu pat savo į užpakalį truputį, ar ne? Sukelsiu tokį šaršalą, atrodo, ne? Bet kiti sužinos, ką aš dariau ir ką aš galiu padaryti. Bet nes reklama, aš buvau prieš tai ne vieną kartą ten, ar ne? Tiesiog aš niekam nerodžiau. Ir man užteko tik parodyti, toj kažkoks tai mano nedraugas paėmė persiuntė pono Andriui. Taip įvyko. Aš pats jam nesiunčiau. Jisai pats ieškojo jau čia duomenų, reiškia, ką aš ten vykiu ir ten taip toliau.
Kažkas turiu gerų draugų, kas persiuntė. Bet aš žinojau, kad tai bus. Aš to laukiau, tikėjausi ir aš tyčia tą padariau. Taip, kaltas, bet aš taip padariau tyčia. Tokia mano idėja buvo. Įdomus komentaras, įdomi atomazga šitos tos istorijos, kuri šiaip pakankamai plačiai nuskambėjo ir va tokia jinai ir liko kažkokia, va, nežinau ar visai skani, bet, nu ką, yra kaip yra. Ne, jinai neskani. Jinai neskani. Jinai čia dabartiniam kontekste, tai... Net ir dabartiniam kontekste. Jinai yra truputėlį tokia parsidavimas. Todėl, kad teisingiau būtų buvę to nedaryti, apskritai, aš puikiai tą suprantu, bet visi vyrai augę kartais daro pasirinkimus gyvenime, kurie yra negeri, ir jeigu tu jau apsisprendai, kad tu darysi, tai tu padarai ir tu žinai, kad bus pasekmės. Aš žinau, kad bus pasekmės to kažkada. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, aš sugalvočiau eiti kokią politiką, ar ne, arba ten kokį tapti viešo asmenį kažkokį, ar ne. Mangi visada primintų, teisingai. Tu viskas kaip ir. Tai žodžiu, aš nusprendžiau, aš priėmiau sprendimą, kad aš vis dėlto darysiu ir aš padariau. Ir taip, bet jeigu kalbat apie ar tai teisinga ir ar tai viskas čia, ne, tai neteisinga, tai blogai, ja, blogas poelgis. Okay. Andriu, čia mes, kaip sakant, darydami pirmą įrašą, nusprendėm, kad galbūt jo nepadarysim pusės dienos ilgumo. Norėtųsi, nežinau, galbūt dar paliesti tokią temą, kaip atrodo pačiam, kur eina dabartinis Lietuvos dragas, kokia jo ateitis, kaip atrodo pačiam, kokia vizija galėtų būti. Kur mes einam? Mums dabar yra didelis, tie, kurie lipa iš visiškai mėgėjiško lygio, hardkoriniai dalyviai, imkim. Tai yra kita istorija negu tie, kurie važiuoja hobiją, grinai. Jo? Čia, jeigu dalindum, turbūt būtų grubiai ties 10 sekundžių, turėtum atskirti, ja, kada kalbam apie perspektyvos. Tai tie 10 sekundininkai, tie, kurie, superkarai, neipatingai daug modifikuoti ten, ne, ir gatvinukai, jo. Dabar yra jų žydėjimo momentas. Jų niekada nebuvo tiek, kiek dabar. Daryti jiems nieko nereikia, tik tai patikimai, gražiai vesti varžybas, be jokių ten feilų, geriau būtų daugiau tų varžybų, bet jie dar gali važiuoti ir visokiose antrose lygose, ar ne. Problema su jais yra, kad jie nėra per daug įnikę į tą sportą. Ir sakykime, jeigu kažkas atsitinka čempionatui, ir jeigu kažkas atsitinka lygai, politikai, kas nors karas, maras, badas, krizė, dar kažkas, tai ne, jie labai lengvai pasitraukia, ja, jie gali laisvai dingti, bet kuris dingti ir negrįžti, jis nieko neįsipareigojęs kitiem, ar ne? Ir lygiai taip pat gali grįžti. Jeigu tik tai vėl saulė išlindo, jis vėl gali grįžti. Tai kažką pasakyti apie jų perspektyvą. Galim kalbėti apie tos, kurie toj lips per 10. Ne? Labai probleminė publika tokia. Vat kaip sakiau, jiems ten sauga yra jiems didelė problema. Pavyzdžiui, jiems po kapotu ten įdėti 50 000 ne problema, bet už 1000 nusipirkti kostiumą jiems jau yra labai brangu. Ne? Tokia publika ten. O dabar, kada kalbam apie tos, kurie jau yra rimčiau, jau kurie dedikuoti tokie sportininkai. Kas atsitiko, daug kas pradėjo važiuoti į užsienį, bandyti užsienio trasas, ar ne, ten buvo šiemet Švedijoje, Hebra, ne, buvo Anglijoje, buvo ten dar kažkas kažkur tai išvažiavęs, jau nebe taip brangu, kaip anksčiau yra pervažiuoti, kažkur tai išvažiuoti į kitą šalį pasibandyti, Lenkijoje, toj pačioj. Ir jeigu mes norim, kad jie progresuotų, kad viskas judėtų į priekį, reikia vėl mums grįžti į politiką truputį. Dėl to, kad paruošti arba padėti jiems pasiruošti
savęs eksportui, ne? Jeigu jūs kalbate grinai apie Lietuvos teritoriją, apie tą dragą, čia praktiškai nieko daryti nereikia, nieko keisti nereikia tose lygose, reiškia nuo Supergaso iki Outlaw. Netgi atvirkščiai reikėtų iš vis nieko nedaryti, palikti kaip yra. O jeigu mes norim matyti kažkokį progresą viso to reikalo, tai reikalingas, ir aš galvoju, kad mes vieną dieną ryšimės tą daryti, ir reikalingas yra lygos atnaujinimas, pavadinkim taip. Reikalingi pakeitimai reglamente pačiam, reikalingi kvalifikuotesni teisėjai, patys dalyviai turėtų būti kvalifikuotesni. Na, čia kaip pavyzdys, ar ne, kad aš manau, jau mes kalbėjom apie tai, reikėtų, norint gauti licenciją, išlaikyti egzą iš reglamento dalyviams. Okay. Nusirašinėti draudžiama. Ne, atvirkščiai, open booką. Reikia priversti skaityti. Žinai, kas yra open book egzaminas. Čia kai turi klausimus supainiotus, jo, jie yra iš Surask reglamento. atsakymą, ar ne? Atsiras. Jo, turi susirast. Nu, šiaip tai, pavyzdžiui, nu, aš su žiedu irgi susidūręs, tai žiedė, tu gauti licenciją, tu laikai egzaminą. Tai ir laikai ir teorinį, ta prasme, ar turi būti išklausęs, ten pravažiavęs, ar gal su simuliatoriumi, aš kai laikiausi licenciją, tai man to nereikėjo, bet yra, ta prasme, tu turi iš to pačio reglamento atsakyti klausimus. Tai vat klausimus, kodėl dragė taip nėra, žinai, ir taip lengvai smėto, žinai. Reikalingas dragė yra būtinai tas vadinamas stewardas arba sporto komisaras. Jis turi atsirasti. Ir yra ne vienas žmogus Lietuvoje, kur galėtų tą darbą dirbti. Technariam reikia kitaip pradėti dirbti truputėlį. Pagerti, nesakau, kad blogai dirba, pasitobulinti reikėtų. Reikėtų pasitobulinti varžybų vadovom daugiau negu technariam. Ir čia dabar, ką mes matom, viskas su jais gerai yra todėl, kad yra labai labai stiprus tie estai. Mūsų starto ta hebra, kurie jie žino, Karelas yra daugiau žino apie varžybinės procedūras už mane ženkliai. Tai varsime, bet kada, bet kuris, kas būtų iš mūsų varžybų vadovais, gali atbėgęs paklausti, ką tokio situacijoje daryti. Ir jis turės atsakymą. Labai didelis dalykas. Bet gerai būtų, kad ir pas mus tokių būtų. Tai varsime, kad mūsų varžybų vadovai, tai arba reikėtų jiems suorganizuoti, padėti kažkur tobulintis. Aplankyti kažką. Darogi, Fiatos kursus daro, ten nedideli pinigai nuskristi, dabar į technariam daro, tas pats Stilbergas ten organizuoja, reikia tik domėtis, reikia atsiversti kalendorių, pasižiūrėti, paimti, eksportuoti vieną kitą tą teisėją. O to tokio perėjimo iš vietinės arenos į tarptautinę pas mus, kaip pasakyti, akstino tokio jo stimulo, va tą daryti, pas mus dar nėra. Taušia, kaip mums transformuotis į... Jeigu jis nors asmeniškai nori, kaip estų pavyzdys, ar ne, labai nori. Paima, žinai, turi šiukšlių maišą pinigų ir nusprendžia, kai jisai, žinai, nori būti čempionatai, laksto Ameriką 30 kartų per metus, ten su visais kalbas žiūri, kas ten laimi, kaip ten eina, kaip techniniai dalykai atrodo, suranda tą. Nusiperka techniką ir važiuoja pas asmeniškai gali. Bet šiandien aš galiu pasakyti, kad apie pasaulinio lygio varžybas yra dalyvių, kurie žino daug daugiau negu tos pačios šalies teisėjai. Tas nėra normalu. Tas nėra normalu. Tai dabar žiūrint į perspektyvą, mes stagnacijai tokioj biški. Truputėlį stagnuojam dabar. Mindė apsidžiaugia, kad sulūžo. Maždaug, nevažiuoju, labai gerai, namą stato, dabar tai, žodžiu, mažiau rūpesčių tą mašiną. Dabar Musolinis 6 metai neišlenda, bijo jis išlysti, aš taip suprantu, jis lyg ir labai nori, yra nauja mašina, jau jinai užkurta, bet jisai jau galėjo realiai šiemet išlysti, bet turbūt tą pertrauką daro, sukuria žmogiškį kompleksą. Baimių gal kažkokį varą. Aš spėjau, kad čia kažkas tokio. Jo, Musolinis, tai priminsiu, su Alfa Romeo važiavo. Jo, lempa prasidėjo, bet va, prašau, Vytas atsirado ir aš labai džiaugiuosi už... O tai Vyto techninė priežiūra pats vykdai, ta prasme, automobilio? Ne, jie patys. Aš biškai pradėjau pradžiai, kadangi jis aukštesnis už Gedrių. Ir ten buvo du variantai, arba keisti jam, pakeisti keidžą, bet aš pamačiau, kad galima jį nuleisti žemyn.
vis dar ant pedalus perdaryti, žodžiu, padaryti jam komfortabilią tą vietą, kad išlaikyti tą reikalaujamą atstumą iki keidžio. Tai va tą darbą aš padariau, paskui aš ten dar orinius parašutus sudėjau, dar kažką, bet į variklio priežiūrą, dėžės priežiūrą, arba Giedrius jam padeda, arba jo tie bachūrai maladėts yra, jo ta komanda yra super. Ten va tos komandos, matai, kažkaip jų nesukursi dirbtinai, jos arba atsiranda spontaniškai, arba neatsiranda. Taip, kad paimti, žinai, ir sukurti tokią komandą sudėtingas reikalas yra. Aš galiu pasakyti, kad aš komandos, jeigu Aivaro nėra, aš komandos neturiu, aš vienas dirbu. Kiek mes ko nesam bandę, jaunimo to, tai tas jaunimas jie atvažiuoja, jie fotkėse nori pabūti, a garažėje nenori būti. Tai ten netaip smagu. Nu gerai, man irgi netaip smagu ten. Ta prasme, bet aš turiu minį tokių, mes vienas tik su Bet tau garažė smagu, jūs sakei. Varštai, o daugiau varštų. Su Geduliu gulėm, žinai, ant menčių po Suprą atsimenu. Ir Gedulius, o aplink jaunų bachūrų, žinai, 10 vaikšto. Ir jisai, Gedulius atsisuka į mane ir sako, praėjo 10 metų, o po mašiną vis tiek mes. Niekas nepasikeitė, tik tai, žinai, paso pasižiūriu 10 metų. Neatsirado ką mes galėtumėm pasakyti dabar tu ten, žinai. Nu, bet tokių kaip tu, tai realiai mes neturim Lietuvoje, ta prasme, nu, pradėkim nuo to, kad, žinai, tu jet karą padarai. Ta prasme, man tai ten iš viso yra kosmosas, kaip iš lėktuvo paimti motorą, kalti mašiną. Bet jet karą padariau ne aš vienas. Nu jo, bet ta prasme, nu gerai, aš sakau, kaip tu tokių, nu gerai, kiek tokių žmonių kaip tu yra? 5 Lietuvoje? 4? Nu, jo. Viskas, ta prasme, net Lietuvos mastu, ta prasme, jūsų yra per mažai. Ta prasme, ir tokių net. Jo, bet jeigu mūsų nėra priežasčių mūsų būti daug, supranti? Labai siaura tema. Labai siaura tema. Nu, bet tu gali ir kitur savo tas žinias pritaikyti. Ta prasme, bet kokiam autosportą tu gali savo žinias pritaikyti. Nu, taip, pritaiko, pažiūrėkit, Mindė limitas, ne, jis kartingose. No. Kažkas iš senų dragerių, dar iš gariūninių, ne, išėjo ten variklius daro, ne. Yra tų, kas pakeitė sportą. Aš pats galim sakyti, iš žiedo atėjau į dragą irgi, žinai, tai pakeičiau, nes nežinau, keičia žmonės ir išeina dirbti darbus, ten kažkokius samdomus paprastus darbus irgi išmokė to sporte, žinai. Bet, ta prasme, tu, kada sakai, kad mes turim vieną dragę, tai jūs supraskit, kiek yra mažas dragas šaly. Kodėl Estas manęs prašo padėti? Nu, vadinasi, ten irgi nėra. Supranti? Jisai, kada jau ten turi tos pastovius, kur važiuoja, ir jeigu būna, kuris negali dėl darbo ar dėl kažko, jisai tada man sako, davai tu atskrisk. Nes žino, kad nelabai reikės stovėti už nugaros. Nu, kartais. Bet šiaip tai jau ką paleidai, kaip tą prisuktą kareivį, tai ir darai, žinai. Aš žinau, ką ten, kaip ten atrodo, kai tai darysi dangtį. O ten daugelis nežino, kaip tai atrodo. Žinai, ir ten turi tada daug, kaip pasakyti, kol mokini kitą pats nedirbi, žinai, kaip yra. Bet džetą dariau ne aš vienas. Džetą darė Aivaras, labai daug prisidėjo. Gedulis labai daug prisidėjo. Andrius dar toksai buvo. Mes 4 žmonės dirbom. Mes labai greitai padarėm per pusę metų. Suprą aš dariau vienas. Tai tas džetas dabar kažkur pasaulyje važinėjasi? Pas mane garažė dulkės renka. Stovi, ne? Okay. Aš pirmą kartą pamačiau, man atrodo, Klaipėdą prie... Suprą dirbau aš vienas. Dragsterį dirbau aš vienas. Bet jau aš žinojau terminus, aš turėjau jau įrankius. Džetą tai mes, kai darėm, nieko mes neturėjom. Mes ten susimetę iš visų galų suvažiavę poliam ir pastatėm. Bet daug kur, paimkit visus pasiekimus, ne? Valdo indėlis labai didelis. Nesimato, bet jis ten yra. Ne? Aivaro to paties štikelio. Į visur. Ne, kur tik kas nors, visur jisai dalyvauja. Manęs pas lempą yra visur. Taigi Topolino, aš jam suradau tą rėmą, variklį irgi, perdariau tą, ne, bet yra dar ten kūgelis pasi, ten yra dar ten tas, anas, ta jo buvusi komanda visa, ir žodžiu, ką žinau, mes šiaip jau susiję, ir daug metų susiję labai, ir aš nepasakyčiau, kad čia viskas yra mano, žinai. Gal tik tai tiek, kad sakau,
nu, čia turbūt kaip kiekvienoje temoje, jeigu kažko nori pasiekti, turi kiekvieną dieną bent truputį tą kryptim padaryti. Bet kiekvieną dieną, nors po truputį. Kiekvieną mielą dieną. Tai jeigu tu kažko šitaip sieki, tai kažkas čia yra išskaičiavę, sakė, kad jeigu tu skirsi bent valandą į dieną kažkokiai temai, tai žinok, kad už 10 metų turbūt būsi geriausias iš visų toj temai. Logiška, tikrai logikos tam yra. Tai ką, tai turbūt, Jo, tai turbūt palinkėkim Dragui geros ateities, iš esmės, ne? ir skirti po valandą kiekvieną dieną, tam, kam šis sportas yra įdomus. Tai ačiū, Andriau, kad pabuvai kartu. Ačiū Jums, kad pasikvietėt. Buvo tikrai įdomu išgirsti. Įdomu išgirsti, sužinoti dalykų, žinai, ir kurių patys tikrai nežinojom. Ir, mes kaip komentatoriai, žinai, mes matom gal truputėlį tą Dragą kitaip. Aišku, mes jame daug metų jau esam, bet matyti, iš tavo pusės, žinai, iš to mechaniko pusės, iš kūrėjo pusės, yra, ta prasme, žmogaus, kuris turi belenkiek visokių istorijų, žinai, tai visai buvo tikrai įdomu paklausyti ir labai net pertraukinėt nesinorėjo, žinai, ta prasme, kai buvo tikrai Kaip Jūs įpratę, ne? Jo, kai mes įpratę, žinai, vienas per kitą, jo. Tai dar kartelį ačiū, tai Ačiū visiems žiūrėjusiems ir jeigu patiko, ką čia mes sukūrėm, tai ką nors paspauskit Facebook'e, o jeigu parašykit, jo, ir žiūrėsim, kaip čia bus toliau. Kokį suknistą komentarą ir mes baigsim, daugiau to nedarysim. Ačiū. Ačiū visiems, ate.